Sveiki, čia Čezaris Ateljė. Senai nefilmavau čia, nes daugumą video kėliau į TikToką, tačiau ten man įkyrėjo visokie keisti komentarai. Tad šį kartą pakalbėsiu apie 2 perskaitytas knygas. Tai pirma, nuo kurios pradėsiu, bus Kur baigėsi sapnai. Šita knyga pirkau iš autorės su autografu. Taigi, skaičiau ilgai, nes buvo tikrai sunku tokia skaityti knyga, nes rašytoja būtent rašė šitoje knygoje apie nepatogius žmones. Dabar kas tie nepatogus žmonės? Tai būtent benamiai, kurie gyvena Kaune tokiame bendrabutyje pavadintame Holivudu. Aišku, istorija iš tikrųjų yra apie 2 seseris, kurios nieko nežinojo nuo pat gimimo, kad turi sesę dvynę. Jos netyčia susitinka avarijos metu, tačiau, tai yra, jos dalyvauja avarijoje. Bet susitinka gerokai vėliau, kažkur į knygos pabaigą. Ir jos tiesiog išsigąsta, kad yra visiškai vienodos. Tai identiškos dvynės. Ir viena tokia vardu Zita, kita Rūta. Zita tokia pageranti, susirado benamį vaikiną, parsivedė į tą bendrabutį. Ir tiesiog su juo gyveno, o ten toksai buitinis romanas, tiesiog kas ką veikia, kas ką daro. Bet man labai patiko šita knyga, nes būtent apie tokius žmonės, apie kuriuos turbūt rašytojai nelabai rašo ir nelabai galbūt kažkas ir skaito. Tačiau knyga sulaukusi tikrai nemažai gerų įvertinimų, tarp kurių ir mano geras įvertinimas. Tai va, knyga tokia, vieniem gera pabaiga buvo, kitiem tokia jau bloga pabaiga. Tačiau bendrai paėmus ir reinkarnacijos prošvaisčių tokių besimato, kas man tikrai labai patiko, kadangi aš tikiu būtent reinkarnaciją. Tai va, rekomenduoju šitą knygą tiem, katrie nori tokios sunkesnės knygos, tačiau lengvai, nėra jinai labai lengvai besiskaitanti, bet man tikrai užtrukau ilgai, bet galop kai prisėdau, tai ir užbaigiau. Knyga tikrai neplona, virš 400 puslapių. Tai pirmoji autorės knyga ir tikrai debiutas vykęs. Ką dar galėčiau pasakyti apie šitą knygą, tai kad buvau susitikęs su rašytoja, kuri buvo atvažiavusi mano miestelį. Ir buvo tikrai labai smagu susipažinti su rašytoja, nes su jie bendravau Facebook'e. Tai tikrai labai laukiu, kada išleis daugiau knygų, nes norisi pažiūrėti, ką dar jinai sugebėtų parašyti, nes čia ir tokios mistikos buvo, ir sapnų įdėta, ir to pomirtinio tokio gyvenimo. Tikrai įvairiapusis romanas. Visokiausių žanrų netgi galėčiau pasakyti, ir siaubo netgi žanro. Perskaičiau, kur Zita vyko į kaimelį. Ir tenai ėjo per tokį mišką, kuris
labai kaip užkerėtas lyg tai būtų. Tai vat ir fantastikos, ir siaubo žanro, ir meilės romano šiek tiek siužeto, būtent kaip Zita su Sigiu įsimylėjo. Tai tikrai įdomi knyga, tokiuos dar nebuvau niekada skaitęs ir man paliko labai gerą įspūdį. Ir kita knyga, kurią ką tik baigiau, tai Simonos Šaros Keršto kaina. Taip pat su rašytojos autografu. Na, ką galiu pasakyti apie šitą knygą, labai patiko. Toks įtemptas siužetas, tiek dramų. O ką jau pasakyti apie kunigėlių, kuris veipukus rūko, po sutanos vyno butelį turi klausykloj. Ir savo draugui Jogailą išdavinėja kitų žmonių išpažintis. Tai mano mėgstamiausias veikėjas ir buvo kunigėlis Motiejus. Na, o knyga tai apie policininkę, kuri vaikystėje jos tėvas nusižudė, nes susidėjo su narkobaronu Vadeiva ir prarado ten pinigus ir turėjo jam gražinti ir jo sūnus jam prigrasino, todėl jis nusižudė. Vėliau jos sesuo buvo nutrenkta gatvėje su mašina ir jinai siekė keršto, bet tas kerštas dažniausiai baigėsi meile. Aišku, meilės scenų, sekso scenų čia tikrai nerasite. Na, meilės tokių scenų šiek tiek yra, bet daugiausia kriminalai, meilės trileris, va tai pavadinčiau. Čia kriminalai. Tikrai labai gera autorės knyga, man tikrai labai patiko. Tai va. Ir ką galiu pasakyti, su autorė yra tekę susitikti 3 kartus, tai Šiauliuose, kai buvo atvykusi knygų mugėje, ir dar kartą Šiauliuose. Autorė tikrai labai šiltas žmogus ir tikrai rašo tokias įdomias knygas, kad nesinori jų padėti šoną. Norisi skaityti. Tai va. Tiek apie 2 knygas, kurias perskaičiau, o dabar parodysiu savo išleistą knygą popieriniu variantu. Popieriniu variantu tai pirmoji mano knyga. O taip esu parašęs virš 20 knygų, kurios yra elektroniniu formatu, draft to digital. O dabar pakalbėsiu apie savo pirmą popierinę knygą. Tai nulinė dalis. Esu parašęs dar 1, 2, 3, 4 dalį ir dar 5 yra pradėta, bet dabar tiesiog neturiu laiko. Tai čia mano seminaristas. Išleistas jau popieriniu variantu, tik tiek, kad raštą gal pasirinkau per smulkų. Tai va, čia nugarėlė. Ir va, kaip pirmame lape parašyta, Volume 0. Tai va, čia apie Giuliano vien jo metai seminarijoje, kai dar nepažinojo Francesco. Mano knygas galite skaityti Wattpade. Mane rasite pavadinimu Neko Dorian. Ir ten rasite visas knygas, bet šita yra pirmoji mano išleista popierinė. Ta tikrai labai džiaugiuosi ir pataupysiu pinigėlių ir išleisiu daugiau popierinių variantų. Tad tiek šį kartą apie knygas, kai perskaitysiu daugiau, papasakosiu apie daugiau knygų. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote.
pasekite ir paspauskite patinka. Viso.